Sveiki, kovo 22 diena. Dar vienas skandalingas video apie oro teršimą iš lėktuvų ir gyvas įrodymas tiesiog lėktuvo viduje, kabinoje, piloto pultas ir čia matosi ekranas ir ekrane paskutinė eilutė. Galite paskaityti, aš dabar sustabdysiu su video, kokybė ganėtinai gera. Ir paskutinė eilutė yra parašyta Chemtrail generator on. Čia yra Boeing 777 vidus ir paskiau jūs matysite dešiniau nuo šito ekrano, šitoje vietoje, pasižiūrėkite, šitoje vietoje matysite vaizdą, kur matosi iš turbinų išpurškiami chemtrailai. Ir jie džiaugiasi, kai vaikučiai, kad va gerai, viskas veikia ir mes išgelbėsim pasaulį. Tai va tokių geradarių yra pilnas pasaulis, jie dar galbūt blogiau negu avis, bet žiūrėkime dabar, kas darosi tam video. Čia nuo pat pradžio, šis filmas buvo patalpintas Facebooko puslapyje. About the chemtrail generator. Oh, let's make sure that thing's working. We're gonna check this out. I got it. 3.6. Oh, look at that. They're working. They're working. You can see the chemtrails coming out of the entrance here. Look at that. I'm dying to take a picture. Oh, that's cool. My neighbor, you got so I see. Chemtrail generator. I'm doing a video. Chemtrail generators are on, and yeah, there it is. Look, you can see them. All right, that's awesome. It's working. Matote, rodomos abi turbinos ir iš abiejų turbinų išeina chemtrailas. Bandysiu aš jums dabar tą kadrą sustabdęs ir pabandysiu tiesiogiai patamsinti. Manau, pamatysite tą brūdą. Štai galbūt matosi išpurškimas iš turbinos, iš po sparnų ir kitas taip pat. Šie 4 variklių lėktuvai visą laiką išpurškė tokias juostas, kurios danguje paskiau Lietuvoje raitosi, kai makaronai, kai deginti plaukai susiraito, sutrūkinėja. Jų yra raštas toksai, kad yra 2 šniureliai ir aplink juos apsivilka rūkas. Ir paskiau, jeigu nieko nedaryti kitose šalyse, kur stebėjau, ten pasidaro labai greitai cheminė plėvė, pilka plėvė, dengianti saulę, oras atšala, atvėsta, o kada yra ore prisotintas neigiamų jonų, tai šie chemtrailai, būtent iš 4 variklio lėktuvo, jie raitosi, trūkinėja. Ir jų galite pamatyti Lietuvoje ganėtinai daug, ypač virš Vilniaus ir Kauno ir Klaipėdos, taip pat Šiauliai. Ir dar kada jungiu filmą ir bus viskas iš pradžio, dar kada pasižiūrėkit. About the chemtrail generator. Oh, let's make sure that thing's working. We're gonna check this out. I got it. 3.6. Oh, look at that. They're working. They're working. You can see the chemtrails coming out of the entrance here. Look at that. I'm dying to take a picture. Oh, that's cool. My neighbor, you got so I see. Chemtrail generator. I'm doing a video. Chemtrail generators are on, and yeah, there it is. Look, you can see them. All right, that's awesome. It's working. About the chemtrail generator. Oh, let's make sure that thing's working. We're gonna check this out. I got it. 3.6. Oh, look at that. They're working. They're working. You can see the chemtrails coming out of the entrance here. Look at that. I'm dying to take a picture. Oh, that's cool. My neighbor, you got so I see. Chemtrail generator. I'm doing a video. Matote, tie idiotai dar džiaugiasi, kad chemtrailą veikia, kad įsipurškia, viskas gerai veikia, labai gražu. Ir įsivaizduokite, kiek žemėje va tokių atluptagalvių yra, kaip aš minėjau, Lietuvoje apie 75% faktiškai žmonės, jie gyvena, daro tai, ko nesupranta visiškai. Ir kada jam pradėjo aiškinti
tokius dalykus, jie žiūri į tave kaip kažkokį keistolį, nukritus iš mėnulio, nors iš tikrųjų jiems patiems reikėtų trinktelti šiek tiek su kažkuo tai, kad nuo smegenų nubirėtų kalkės ir jie pradėtų galvoti savo galvą, o ne klausytų, kas pro ausis ir pro akis jų patenka visas tas mėšlas iš televizijos ekranų, iš radijos. Tai tiek apie chemiją, kuri purškiama jau eilę metų, oficialiai nuo 97 metų, bet šiaip įrodymai yra nuo seniau. Ir tiesiog domėkitės, tai yra jūsų vaikų ligų priežastis, susirgimo priežastis, šaltinis yra čia, ieškokite atsakymų čia, taip pat vakcinavimas. Tai tiek, ačiū, kad žiūrite, su jumis buvo Robertas Mackevičius, iki malonaus.